Come on, baby, move yourself. Rubrika Auksinis mikrofonas. Sveiki, su jumis sveikinasi Balys. Kaip žinia, viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Neišimtis ir šio sezono muzikinis turnyras Auksinis mikrofonas. Lygiai už savaitės, ketvirtadienį, šiuo metu į kovą dėl pagrindinio prizo profesionalaus kūrinio įrašo studijoje Ritmas superfinale stos dvi populiariausios Alytaus jaunimo muzikos grupės – Fire Garden ir Grass on the Floor. Muzikinis turnyras Auksinis mikrofonas. Tačiau prieš tai prisiminkime ryškiausias akimirkas šio sezono turnyre. Reguliarusis sezonas prasidėjo spalio 5 dieną. Sulaukta 14 užsiregistravusių grupių ar atlikėjų. Visi jie turėjo šansą parodyti savo sugebėjimus tiesioginio eterio metu. Juk būtent tada ir paaiškėja, kas yra kas. O buvo visko. Auksinis mikrofonas. Drebančių balsų, neklausančių pirštų, tekstų užmiršimų ir panašiai. Atsižvelgiant į visų pasirodymus, į finalinės kovas buvo pakviestos 7 grupės. Praėjusių metų Auksinio mikrofono antros vietos laimėtojai The Endai, 2006 Auksinio mikrofono čempionai ir festivalio Čia ir dabar nugalėtojai Nieko pastovaus, improvizuotą šou surengusi kompanija Šiaip sau, Kapišonas ant kapišono, po kapišonu žmogus protas, ant kapišono kitas kapišonas. per rugsėjo pirmosios koncertą Rotušės aikštėje sužibėjo Nes taip geriau, Ar žinai, kad krentanti žvaigždė tau išpildys vieną norą? kaip Feleksas iš Pelenų atsiradusi grupė Antiformos, kuri buvo laikoma outsiderė, tačiau kaip sakoma ir šluota, kartą į metus iššauna. Kągi, iššovė 2 kart ir ne prieš bet ką, o prieš tos, kuriems klausytojai prognozavo vietą finale. Nieko pastovaus ir Nes taip geriau. Tiksi laikrodis ant sienos, kol ūžia vėjas neramus. Pastarieji užėmė 4 vietą, o Antiformos iškovojo 3. Na ir kaip aiškėjo būsimieji superfinalo dalyviai, bene geriausiai grojanti jaunimo muzikos grupė Alytuje Fire Garden, ir vis daugiau ir daugiau koncertuojanti Grass on the Floor, kurios populiarumas vis didėja. Aš pavargau nuo tų darbų ir pamačiau, kad žolė grindų. Kažkuria prasme, kiekvienas pasiėmė savo auksinį mikrofoną. Kažkas siekė būti išgirsta. Kažkas laimėti, kažkas norėjo populiarumo ar patirties. Tačiau visus juos vienyje meilė muzikai. Šiame turnyre dalyvavo įvairiausių stilių grupės – ska, progresyviojo, alternatyviojo, punk, romantiško ir kito roko atstovai. Pamatėme dar kartą, kad Alytuje vis dar yra daug savąją muziką grojančių grupių. O ir dalyvių ar klausytojų aktyvumas rodo, kad šio konkurso reikia ir jo perspektyva yra šviesi. Auksinis mikrofonas. Kas buvo galima pasakyti jau užsakyta. Visos dainos jau sugrotos. Belieka vienas klausimas. Kas turės teisę vadintis Auksinio mikrofono čempionais? Gegužės 17 dieną nuo 18 valandos išrinkite čempionus Fire Garden ar Grass on the Floor. O kol kas dėkojame visiems dalyvavusiems, klaususiems, palaikiusiems ir balsavusiems. Kas žino, galbūt viena iš šių grupių atstovaus Lietuvai, tarkime, kad ir Eurovizijos konkurse, kurios pusfinalis jau šiandien vakare. Rubrika Auksinis mikrofonas.